Dar beje dėl pavadinimo – pertvarkymas ir atkūrimas. Jeigu taip paprastai kalbant, kaip visuomenė sako, tai yra kirtimai ir sodinimas. Ir kokį tas mūsų miškasodis jo nebūtų, jeigu nebūtų prieš tai pertvarkymo kirtimų. Tai čia specialiai terminai yra. Jeigu matot plotus, kur mes atkuriam, kurie yra plyni, tai Kuršių nerijoje yra kirtimai pertvarkymų ir sanitariniai. Plynų kirtimų neturim. Dėl atkūrimo, tai kur prieš tai medynas buvo, ten ir atkuriam. Tai visos nuotraukos, kurios bus, jos yra iš Kuršių nerijos. Ir daugiausiai pertvarkymų kirtimų tai būna kalninės pušies medynuose. Čia specialiai tokia nuotrauka yra, kur galite pamatyti tą medyną. Mes, aišku, visi važiuojam dviračių takais, keliais, asfaltu. Matom kalninės pušies ir ne visada matom tokias erdves, tokias laukymės to medyno miško viduj. Dėl to, kad kalninė pušis jie pakraščiuose gauna šviesos, gauna drėgmės, ji žaliuoja. Bet jeigu iš viršaus pasižiūrėjus, tai yra tuščių vietų. Tose tuščiose vietose, jeigu žmogus nieko nedarytų, tai irgi čia tokia vieta, kur galim pamatyti, kaip natūraliai tas kalninės pušies medynas vystytųsi. Ir dar kas yra svarbu, tai dėl pertvarkymo kirtimų, tai jų du tikslus išskirčiau pagrindinius, tai priešgaisrinė apsauga ir biologinė įvairovė. Tai pertvarkymo kirtimų tikslas yra pertvarkyti medyną į geresnės kokybės. Tai dar kas būna kartais įspūdingi skaičiai. Kiek medžių miškininkai pasodina, dažnai ypač miškasodžių dalyviams nustemba, kad kelis šimtus medžių pasodins, bet duomenys, kuriuos paskaičiavau, tai yra nuo 2021 ir įtraukti 25 šie metai. Tai per tą laikotarpį, kiek buvo atkurta ir dar šiais metais, kai baigsim miškasodį, tai tas bendras skaičius yra virš 225 hektarų. Ir apačioj galit pamatyti, kiek iš jų buvo atkūrimas pertvarkymo kalnapušienų ir kiek žuvusių medynų. Tai reiškia susirgusių brandžių arba žuvusių želdinių procentus pagal metus ir pagal girininkijas. Kuršių nerijoje turim 2 girininkijas ir grafikę galit pamatyti. Tai yra želdiniai, apie juos dar papasakosiu, kaip jūs atskirt, kokia specifika yra, bet yra želdiniai, mišrusis būdas ir želdiniai. Tai gal dar prie tos skaidrės, jeigu bus klausimų, rytoj galėsim atsakyti miškasodį. Kiek medžių pasodinam? Jeigu visoje Lietuvoje kiekvieną pavasarį, kiekvienas miškininkas užsimerkęs gali pasakyti 30 milijonų. Kiek Kuršių nerijoje pasodinam medžių, tai per 5 metus virš 600 000. Ir ką, atkuriam dėl Kuršių nerijos specifikos paprastoji pušis, kalninė pušis, kažkiek sodinam ir ornitochorinių krūmų. Tai krūmai, kurie dėl biologinės įvairovės, dėl paukščių, dėl uogų. Ir per metus vidutiniškai pasodinam apie 132 000 medžių. Tai grįžtam į mišką, prieš jūs nuotrauką, to ploto, kur rytoj vyks miškasodis. Tai kas čia yra? Medyno pabaiga, miško pabaiga ar miško pradžia? Iš šono žiūrint gal ir atrodo pabaiga, bet miškininkai apie atkūrimą pradeda galvoti jau prieš kirtimą. Ir labai dažnai galit pamatyti jau vykdant tos darbus, tai yra priimami sprendimai tokie kaip pavieniai biologinės įvairovės medžiai paliekami. Dėl ko? Dėl to, kad jie brandina kankorėžius, brandina sėklas ir gali pasisėti medžiai
sukuria ir mikroklimatą. Ir tas miškininkas, vaikščiodamas, jis visada atkreipia dėmesį, kas prieš tai augo ir kaip tas miškas atrodo gyvybė jame. Kad ir atrodytų tokia tuščia vieta, bet įsivaizduokit, dirvožemis, miško paklotė, gyvybė verda. Pašalinus medžius yra daugiau šviesos, daugiau saulės, daugiau lietaus patenka, visai kitaip vyksta procesai ir va būtent čia rytoj susitiksim, tikiuosi visi. Tai toliau, ką noriu parodyti, būtų dar nežengiam į atkūrimą, bet ko gero būtų trumparegiška pradėti ūkinę veiklą, negalvojant apie atkūrimą. Čia nuotraukoje praeitais metais prie Vecekrugo žydinčios pušys. Tai norint atkurt, reikia turėti sėklinę bazę. Dėl sėklinės bazės čia yra pavyzdys prie Preilos, yra kalninės pušies genetinis draustinis, išskirtas 2022 metais, atrodo, turi kodą, jeigu važiuotumėt, tai pamatytumėt ir stulpelį, ir bendrai Kuršių nerijoje, kur pamatysit, medžiai pažymėti baltais dažais, tai yra sėklinis medynas, kurių tikslas yra sėklų rinkimas. Ir dar kas yra svarbu, medžiai gamtoj nederi kiekvienais metais. Jie deri kas 3, kas 4, kas 6 metus. Ir tai dar turi įtakos gamtos sąlygos. Tai tų sėklų rinkimas, jeigu tai yra nederliaus metai, gamtos neapgausi. Sėklos gali būti, bet gali būti, pavyzdžiui, nedaigios. Ir čia dar puikiai proga, mano daryta nuotrauka, prieš išskyrus genetinį draustinį buvo pradėta planuoti ūkinė veikla, kaip pagerinti to medyno būklę, kad mes turėtumėm įvairią amžį. Ir gabaliuką ir jauno miško, ir brandaus, ir vyresnio, tai nuotraukoje norėčiau, čia nėra joks dokumentas, čia yra paprasčiausiai miškininkų juodraštis, kai mes galvojom 2022 metais, kaip mes jau galėtumėm pagerinti būklę, tai vienas iš variantų, kaip atrodo miškininko darbas, tai yra numatymas veiklų ir kaip čia, pavyzdžiui, iki 2050 metų, ką mes galim padaryti, kaip padaryti. Ir dar vienas toks pavyzdys Juodkrantės sengirė, nuotrauka daryta vakar, ir kaip išsaugot tą, ką turim vis vien. O čia renginio vedėjas pataikė apie tuos vaikus, kalbėdamas dėl to, kad mes turim savo genetiką, savo DNR turim, medžiai taip pat turi. Ir kad jį išsaugot, reikia turėti palikuonis. Ir Kuršių nerijoje mes turim Preiloj sėklinę pušies plantaciją, kur yra palikuonys Nidos ir Juodkrantės sengirės pušų. Tai kas dviračiais važiuoti, jeigu važiuosit pro šalį, taip kaip sodas auga, tai galit pamatyti, kiekvienais metais yra genimas, prižiūrimas. Ir jeigu kažkas atsitiktų, jeigu tas, čia specialiai net kormoranų kolonijos nedėjau, bet ne tik kormoranai, bet ir sanitarinė būklė ir pats miškas. Tai yra ir vaikai, suaugę, ir seneliai. Ir dar verta atkreipti dėmesį į Nidos girininkijoje esantį sengirę prie Tomo Mano, čia pačioj, ji jau buvo išbraukta iš sėklinių objektų sąrašo, irgi buvo sėklinis medynas, bet ji buvo išbraukta dėl to, kad jie yra medžiai, miškas per brandus. Dėl to, kad seni medžiai jau neturi tokio derėjimo. Tai va dėl to reikia laiku galvoti. Tai čia dar sąrašiukas, yra 9 sėkliniai objektai, Kuršių nerijoje, Juodkrantėje yra, Nidos girininkijoje, kalninės pušies, paprastosios pušies ir juodalksnio prie Meilės slėnio. Tai dabar jau, kai turim sėklinę bazę, galim sugrįžti prie atkūrimo. Čia
trumpai surašiau kokius namų darbus. Teisės aktai taip pat yra surašyti, bendrai miškininkystė yra vienam iš standartų parašyta, kad miškininkystė tai yra mokslas ir menas. Aišku, teisės aktai ir praktika dar, be praktikos ko gero neįsivaizduojam. Tai grįžtam vėl į tą mūsų plotą, tai jau jis ir yra želvietė arba želdavietė. Jeigu mes nieko nedarom, sakom, kad yra želvietė, ar jeigu sodinam, yra želdavietė. Tai darbų pradžia yra girininkas ar girininkijos specialistai, ar su kolegomis projekto sudarimas, darbų planavimas. Ir visi miškai Lietuvoje turi būti atkurti per 3 metus. Tai projektą mes padarom po kirtimo. Po kirtimo. Tai projektas sudaromas 2,5 metų po kirtimo. Tai irgi tas sprendimas nėra taip, kad teisės aktai pasako. Tu vietoj stebi, žiūri, kaip tas miškas atrodo. Tai želdinimo projekte, kas yra svarbu, kaip sakiau, 3 metai po kirtimo, numatomas ir laikotarpis, įtakos turi, kada kirtimas vykdytas, kada mes atkuriam, ar tai sėkliniai metai, ar nesėkliniai, miškų funkcinė paskirtis. Kuršių Nerijoje ūkinių miškų neturim. Tai visi tie atkūrimai yra 2 A grupės miškuose, ekosistemų apsaugos miškuose. Kaip sakiau, prieš kirtimą jau miškininkai žiūri, kas ten auga, kaip auga. Augavietė, Kuršių Nerijoje skurdžios augavietės yra sausos, normalaus drėgnumo, bet jos yra skurdžios, dėl to čionajus auga beržai, pušys, drėgnesnėse vietose yra juodalksnis. Ir kada pradedam darbus, paruošiamieji darbai. Dar kas yra svarbu, verta atkreipti dėmesį į pagal miško atkūrimo nuostatus prieš kirtimą. Visoje Lietuvoje, jeigu miškas yra sodinamas, tai dirva yra ruošiama. Kuršių Nerijoje to neprivaloma ir mes miškininkai to nedarom. Dėl to, kad suarta dirva, tikrai grožio ko gero nepridėtų, nors įtakos turėtų. O čia kalninės pušies kelmas dėl to, kad dar grįžtant apie tą gyvybę, akys padarytos ūsuočių. Čia nenudažyta, nenutapyta. Čia iškirta iš miškasodžio, kuris vyko pernai, kuris buvo skirtas švyturių metams. Atkūrimo būdai, koks yra pasirinkimas, tai kaip sakėm, želdiniai, mišrus atkūrimo būdas želiniai. Koks skirtumas yra dėl Kuršių Nerijos ir dėl žemyno, pavyzdžiui, jeigu atkuriant kiek medžių pirmais metais turi būti 1 hektare, tai jeigu pušyną sodintumėm Kretingoje, Druskininkuose, Vilniuje, tai sodinam į hektarą 5000 sodmenų. Bet jeigu Kuršių Nerijoje tas reikalavimas yra mažesnis, yra 2500 ir Kuršių Nerijoje, kaip mes miškininkai sakom, mes čia lentų neauginam, bet kokybė, produktyvumas yra svarbus. Tai dabar greit prabėgsim kaip tai atrodo, pavyzdžiui, želdiniai. Čia želdiniai pušies paprastosios, jeigu ant Vecekrugo kopos užeitumėt, tai matytumėt į Nidos pusę būtent kaip atrodo želdiniai sodinti. Paprastosios pušies, bet aš išskirčiau labiau kalninės pušies medynus, kurie yra atkuriami. Čia yra jų nuotrauka iš Juodkrantės girininkijos 2014 metų gaisravietei. Tai irgi labai didelį įtaką turi ir plotas, ir vieta, ir vasaros kokios būna, pavasariai kokie būna. Mišrusis būdas irgi keli pavyzdžiai. Šiandien buvo vienam pristatyme, kur skaitė Aušra Feser, kad Prūsijos vyriausiasis miškų urėdas, aš sakyčiau vyriausiasis miškininkas, pradėjo sodinimą, eksperimentinį sodinimą kalninės pušies su paprastosios pušies juostom.
Tai mes dabar tą eksperimentą, dabar šiais laikais mes esam liudininkai ir atrodo, kirtimas vyksta kalnapušyne, bet mes dabar tuose kalnapušynuose atrandam ir paliekam paprastosios pušies. Ir to eksperimento, sakyčiau, kad kodėl buvo taip daryta, dėl to, kad kalninės pušies amžius yra mažesnis, paprastoji pušis yra ilgamžiškesnė. Ir buvo sodinta kalninė pušis, greičiausiai su ta mintim, kad kai ateis laikas išimti kalninę pušį, bus paprastoji pušis, kuri bus brandi ir nuo jos galės pasisėti savaime miškas, savaime medžiai. Tai tuos kulisais vadinamų kulisus galėsit pamatyti ir Smiltynės daly, Juodkrantės girininkijoje, jie yra labai ryškiai matomi. Kas dar? Beržai. Beržas jau ko gero neatsiejamas nuo Kuršių Nerijos kraštovaizdžio. Ir dar galima pamatyti vienoj nuotraukoje irgi, kiek vyksta pasisėję. Tai rytoj irgi, kai sodinsim, atkreipkite dėmesį, nesodinkit, kur šalia yra sėjinukai. Čia galima pamatyti sėjinukų, pavienių taip pat sodintų. Želdiniai, kaip sakiau, miškininkai derina atkūrimą su gamta. Ir ten, kur neatsikūrė, jeigu yra sausra, jeigu nėra sąlygų, jeigu šalia esantis medynas nėra derintis, tada galima planuoti atkūrimą ir želdavietės paruošimo. Sėkla visada geriau auga, kai krenta paruošta dirva. Kai į samanas ore pakibus jį neišdygsta. Kokius sodmenis naudojam, tai šiandien kaip tik džiaugiamės, pasiūlėm papuošti konteinerizuotais sodmenim visi, kurie yra išauginti Dubravos ir Panevėžio medelynuose, eglutės, pušys, juodalksniai, kurie išauginti per metus. Taip pat esam bandę Kuršių Nerijoje atkūrimą sėjimų, bet jis arba ne metai pasitaikė, tai pusėtinai pasisekė. Daugiau naudojam sodinukus ir paskutiniai nuotraukoje kalninė pušies su šaknies gumulu ir vienintelis, ko gero, būdas pasiteisinęs, kaip atkurti, kaip pasodinti kalninę pušį. Tokių sodmenų, tokio atkūrimo būdo jūs niekur kitur Lietuvoje nepamatysit. Sąlygos iš tikrųjų yra nelengvos. Ir esam viską bandę ir žiemą sodinti, ir rudenį sodinti, ir atsižvelgti į drėgnumą, kada tie smėliai išdžiūna, kaip išsaugoti drėgmę. Tai būtent kalninė pušis va taip yra sodinama. Tai patikėkit, tikrai yra daug vargo. Dar dėl dauginamosios medžiagos, tai pušys. Ko gero esat pastebėję. Vienokios pušys yra Palangoje, kitokios Nidoje, kitokios Druskininkuose pamatysit arba kažkur yra kilmė. Tai irgi mokslininkų tyrimais pagrįstas, kad sodint tam regione, iš kur yra kilę motininiai medžiai. Taip, kur jie yra užaugę, kur pas juos genetikoje yra užkoduotas būtent to regiono ir pavasaris, ir temperatūros, šalnos, įvairūs kiti rodikliai. Ir Kuršių Nerijoje po Nidos miškus vaikščiant galima labai lengvai pastebėti to pačio amžiaus pušynas, bet skiriasi, nežinotum, net nepasakytum, kai vieni skursta, o kiti labai, labai gerai auga. Tai irgi dar daug kas nustemba, kad ta sėklinė bazė yra dokumentuota ir visi sodmenys, kurie keliauja į miškus, jie turi kilmės dokumentus. Tai čia kilmės dokumento kopija yra ir pavyzdžiui, rytoj ant sodmenys, ką bus maišuose, bus etiketė, galima perskaityti, iš kur surinktos sėklos, kokia pagrindinė yra informacija. Aišku, neįsigaskit, ne kiekvienas medelis turi
dokumentą kilmės, bet tas dokumentas yra visai giminiai, sakykime, visam plotui, jeigu, aišku, iš tos pačios šeimos kilę. Dėl miškasodžių visi nori sodinti Kuršių nerijoje. Ir kartais susiduriam su tokiu įdomiu požiūriu, kai kirtimas vyksta, visi pyksta. Bet kai atkūrimas, visi skambina, prašo, sako, laba diena, mes norim sodinti mišką, arti kelio, lengva privažiuoti, gražioj vietoj. Tai sakau, tai kur jūs buvot, kai mes mišką kirtom? Tai irgi, bet aišku, Kuršių nerijoje miškasodžiai tai yra specifika, tai yra žmogaus ir gamtos ryšis. Ir tą išmanyt, kiek ir kaip yra daroma, tai jums ir kraujy yra, bet gal kartais reikėtų atnaujinti tas žinias. Ir dar būna įvairių situacijų, ne visada ir leidžiam mišką sodint mėgėjams, būna įvairių vietų, ne tik tai Kuršių nerijoje, bet ir kitose girininkijose, kai sunkesnės sąlygos. Ir tiesiog norisi rezultato, efektyvumo, tai nėra pramoga, tai yra profesionalus darbas. Ir pasodinus tie darbai nesibaigia, tai yra priežiūros darbai, tai yra stelbiančių medžių krūmų pašalinimas, taip pat atsodinimas, ne visi metai būna sėkmingi. Kartais būna ligos, kartais būna sausra, ypatingai sausra. Čia dar irgi antra nuotrauka priežiūrai ir dar paskutiniai irgi toks per viduriuką, kur reikėjo atsodinti kalninę pušį. Ir aišku, apsaugos darbai, tai galite pamatyti tokias kopėčias, galite pamatyti stiebus, jie yra skirti plėšriesiems paukščiams, tai yra stebyklos, dėl to, kad plėšrieji paukščiai aukštai nutūpę, jie gali matyti iš aukštai, lengviau stebėti grobį ir tos vietos, kur auga jaunas mažas miškas, tai jie tampa mitybinė bazė. Atkreipkite dėmesį, kur dažniausiai būna briedžiai, elniai, stirnos, jaunam miške nufotografuoti. Jeigu norit pamatyti erelius, plėšriuosius, jauno miško ieškokit. Tai dar kartą noriu tik tai pabrėžti, kad tas jaunas miškas tai irgi yra pilnas gyvybės. Ir repelentai naudojami, tai pastaruoju metu naudojam repelentą, kuris yra avių lajaus pagrindu, tai yra kvapas. Anksčiau turėjom didžiulę problemą su žvėrių pažeidimais. Pasodini, žiemą žvėrys ateina, nugriaužia. Ką reiškia jaunam medeliui nugraužimas? Tai iš karto ir ligos, augimas, vietoj kelių viršūnių kelios. Čia va galim pamatyti eglę apdorotą repelentais, tai prieš tai naudojam kvarcinio smėlio pagrindu, tai netoks efektyvus. Dabar avių lajaus kvapas atbaido, efektyvumas tikrai stiprus yra. Ir kas yra mūsų arkliukas, Kuršių nerijos, dažnai sulaukiam rudenį irgi iniciatyvų sodint, bet sodint rudenį miškasodžio tikrai dar neorganizavom ir nežinau, ar organizuosim, sudėtingiau yra. Ir noriu pasidžiaugti, kad pernai Arūno Purkšo iniciatyva Nidos bičių sugalvom tokią akciją, kad Kuršių nerijoje pakvietėm medelius apsaugot avių vilną. Tai irgi ekologiškas būdas, efektyvus ir ta vilna paskui būna panaudojama, paukščiai gal panaudoja ir ko nepamatysit, jeigu žemynė matot želtinis aptvertus tvorą Kuršių nerijoj, mes iš principo, kad ir kaip būtų blogai, netveriam, ieškom kitų sprendimų, nes tos tvoros tikrai netiktų prie kraštovaizdžio. Ir dar pabaigai, tai ne tik yra tie darbai, bet kada miškininkas dar ateina, tai keli mėnesiai pasodinimo, patikrinimas, želdinimo darbų kokybės,
rudenį tais pačiais metais pirmųjų metų apskaita, po 3 metų trečių metų apskaita, kokybės vertinimas 7 metais. Tai iš tikrųjų čia tik tai pristačiau 7 metus, kaip atrodo namų darbai. Ir džiaugiuosi, kad rytoj susitiksim su visais miškasodį, galėsit atkreipti dėmesį, ką sodinat, kaip sodinat. Ir ko gero visas tas mūsų darbas ir yra, kad taip kaip Valstybinių miškų urėdijos šūkis, mes miškui, miškas visiems. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū už